Gerai, jūs čia tipo žiūrite, nes norite sužinoti, kur įdėti tą config failą, belė kokį ten bunny hopą, nu belė kokį čia pochų manierą. Pasiimkit paprasčiausią puslapį. Čia rusų kalba, čia nekreipkite dėmesio, čia nėra ir jums ir ką suprasti, nieko čia daugiau nereikia, čia tik tai paprasčiausiai kopija ir taip toliau. Tai čia patys ir suprasit. Gerai. Eikite belė kokį puslapį, iš kur jūs ten norit siūstis tą savo konfigą, belė kur. Tai va, aš eisiu į puslapį, iš kurio dažnai daug ką siunčiuosi, ten visko yra, tai eisiu Game Banana, šitas puslapis, ahujanas, tai va, einu šitą puslapį. Jeigu jūs irgi šią norit siūstis, tai čia net siūstis iš tikrųjų nereikia, tik nukopijuoti. Tai jūs eikit, čia va tipo mists, čia nueikit skriptai, nueisit čia išmes dahuja skriptų, jeigu jis tokia bus, čia ne to žaidimo skriptas, jeigu norit CSS skriptų, tai tik šitie turi, va šitas paveikslelis, reiškia čia CSS skriptas yra, o čia huine, tai geriau. Na jeigu aišku jūs žaisit šitokį žaidimą, tai ir imkit, nu tai jo, aš jums apie CSS, tai va žiūrėkit. Pasiemu šitą, nu belė kokį man čia nesvarbu yra. Gerai, visą nukopijuojam. Bля, čia daug nahai. Gerai, va, visą nukopijuojam. Kopijuoti. Nukopijavot savo tą failiuką, kokis ten. Pasiemat. Nueinat į savo Counter-Strike'ą. Einat į CSS Strike'ą. Ir turi failiukas būti pavadintas config. Šitą failiuką paima, čia nieko nereikia. Šitą visą ištrinat. Viską ištrinat ir nukopijuot failą įdėkit tą, kur nukopijavot, o įdėjau, o čia visas įsidėtas, pasiemat, čia turi būti save'as parašyt, į ką, tai spauskit save'as, šito netrinkit, parašykit user, turėtų būti user config.cfg, tai va parašot, apatinį pasirenkat, čia yra rusų, nesvarbu, pasirenkat apatinį, kitą visai ir išsaugot. Tada jūsų CSS gale atsiras user config failas, jisai ir viską jis padarys, karočiui. Eisit savo Counter-Strike ir bus ten tas bunny hopas, taip toliau, ką jūs ten norėsit, pamatysit. Tai va. Gerai. Laikinkit. Subscribing.